Sveiki, sulaukę gražaus rudens. Tikiuosi tokio paties gražaus rudens seminarų, susitikimų, paskaitų sezono. Šį mūsų pokalbį pradėsiu nuo atsitikimo, kuris anekdotiško galbūt atsitikimo, kuris parodo gerai atspindi mūsų ieškojimo kelią, kurio mes ir bandysim eiti, ieškodami naujų idėjų, naujos energijos, kurios šiandien rudenį tikrai prireiks mums visiems. Tai štai, moteris kankinosi, ją kankino košmarai. Kas naktį prabunda, visa suvargus, suprakaitavus, išsekusi, ją kas naktį iš po lovos išlenda baisus vampyras ir kankina, smaugia, kandžiojasi, slegia ir taip toliau. Įmiega plačioj, dideliai mediniai lovai, iš palovio išlenda ir puola ją. Ir ką darys moteris? Nueina pas psichologą, išpasakoja viską. Ir psichologas sako, gerai, pasako jai diagnozę lotyniškai, sako, ateik už mėnesio, dabar aš užsiėmęs ir mes bandysim, kainuos 500 €, bet ir keli seansai ir aš tikiuosi, kad padėsiu. Čia man žinoma tokie atvejai. Gerai, dabar eina namo, pabūnam, praeina mėnuo, ateina pas tą gydytoją, sako, gydytojau, ačiū, bet mane išgydė. Kas išgydė? Vyras išgydė. Kaip jis išgydė? Sakė, paėmė ir nupjovė lovos kojas. Aiškiai, vampyras iš palovio išlįsdavo, nebėra vietos, nenupjovė iki grindų ir nebėra kur vampyrui slėptis ir ją kankinti. Gražus, prasmingas giliai, dar perklausykit šitą, čia daug kur tinka. Pašalinti priežastį. Matyti priežastį, atrasti priežastį, lygos, barnių, nemeilės gyvenimui, negalėjimų bendrauti su artimais žmonėms, lyga pati taip, ieškoti priežasties, kodėl įkylo. Antras toks, grįžkim mūsų dabar prie mūsų gyvenimo veidrodžių. Gyvenimo veidrodis tai yra Google, Facebook, internetas ir taip toliau, ten komentarai. Tai štai, Google aš skaitau. Google skaitau reiškia atsidarė kortų sezonas. Rudenį ir visiems nelaimių, daug nesėkmių, bėdų, rūpesčių, būrimai. 40 000 peržiūrų. Po valandos 42 000 jau. Aš paskaičiau komentarus. Ir tipinį komentarą pasakysiu. Tipinis, jis parodo mūsų, kas eina, mūsų kontingentą, kur mes esam. Tai štai rašo jį. Neturiu pinigų, neturiu namų, neturiu draugų, noriu išsiburti. Ar gali burtai padėti? Neturiu pinigų. Priežastis, kaip tos lovos koja, ieškoti priežasties, kodėl neturi, kodėl tu praradusi energiją šiame laikmetyje, kur ypatingai reikia. Štai kur ieškoti reikia savyje, o dar nueisi klystkeliu, gausi minus energiją, ne tik tai tą, ar ne? Per radiją, labai gražus tipinis komentaras, ne? Aš radijos neturiu kada klausyti, aš daug dirbu ir dabar ruošiuosi ir knygas leidžiu, leidykla mūsų. Bet aš kada darau pusėdį, kabutę darausi ir tada perklausau. Štai rytiniai laida, diskusijų laida. Ir mentoris skambina, man tokios ministrės tai jau nereikia. Ir ji aiškina, kodėl ji negera, kur ji buvo, ką ji praeitį darė, kodėl reikia ir kokios reikia. Antra moteris jai antrina, o man tokios koalicijos nereikia. O vėl gilinasi ir išvardina priežastis, išvardina ką. Tai štai, mielieji, para turi 24 valandas. Mums galvojimui, mąstymui, kūrybai, kurti savo gyvenimą lieka kokios 4-7 valandos. Daugiau viską užimta, ten darbai, ten buitis ir taip toliau. Ir jeigu mes tas 4-7 valandas praleidžiam prie koalicijos, prie ministrės, gilinamės ir kiek reikia gilintis į tai, ar ne, mes
nematom savęs. Mes atimti nuo savęs. Ir kaip Brėdikis rašė, mūsų mintis yra psichokorekcinės mintis. Mūsų veikia psichokorekcija ir mes nemastom apie save, kaip kurt savo gyvenimo gėlių darželį, tą savo sodą gyvenimo. Netiesioginė prasme, o gyvenimo sodą, kuris žydėtų, to obelis duotų vaisius ir taip toliau, kur kiekvienas gali. Tai bejėgystė šauksmas, jeigu noriu įsiburti, kai neturiu. Bejėgystė praradimas energijos ir ją galima atrasti. Yra tik vienas kelias, ne, ieškoti savęs ne internete, ne Google, o gyvenime, o realybėje. Dėmesį skirti savo. Taip, seminarus vedu ir naujus dabar, naujai jau pradeda kvietimus, gaunu nauji sezonai. Ir aš stebiuosi, kad ir mano nuolatiniai, kartais mano seminarų užsakovai kviečiasi politikus, ten kažkokius veikėjus. Jie nori vėl tą patį išgirsti, ką per radiją girdi. Per radiją tą patį sako. Per radiją juos nuveda nuo savęs. Dar nori. Štai yra apsinuodimas informacija. Požymis apsinuodimo informacijos yra noras tos pačios informacijos, kurią apsinuodijai. Ne? Va. Taip, pradėsim naują sezoną, naują į esmę. Vėl pradėsiu. Ir šį sezoną pradėsiu primindamas pagrindinius, kur mes nuėjome. Tai būtent Avicenos vilko, kurį aš kalbėjau, ar ne? Kai du ėriukai vienas kambarį ir maitino vienodai, sočiai viską turėjo šilumą visą, bet prieš vieną vilką buvo paliktas už tvaros, už stiprios tvoros, reiškia vilkas, ne, ir tas vilkas, kuris negalėjo kasti, vien to negatyvų vaizdu pražudė tą ėriuką. Jis neįkando, nieko nepadarė. Vat negatyvus vaizdas tampa tavo mintim, tavo mintis žudo tave. Tai štai kiek reikia ieškoti to, ar ne? Antras Lysk iš kamino, kur kalbėjau, kur, reiškia, nori pasišminčių mokytis studentas, reiškia, naujas, ar ne, ir sako, duosiu klausimus. Ir duoda klausimus, kad kamine lenda, du iš kamino išlindo, vienas įtepęs, kitas ne. Ir jis niekad nepataiko ir sako, tas turi eiti praustis, kuris švarus, tas, kuris išminčius sako ne, paskui kad abu, paskui kad nei vienas, tai sako, tai kas galų gale, visus variantus praeimtas mokinys klausė, ne? Atsakymas turėjo būti toks: neatsakinėju į kvailus klausimus. Tai štai čia didelį atradimas, jeigu įsiklausot, vat ką dabar išgirdot, ar ne? Nesiklausyti kvailų, nekeisimės koalicijos, nekeisimės ten Seimūnų ar kažkokio pasaulio tvarkos, kuri iš tikrųjų betvarkė, tai ir popiežius pripažįsta ir taip toliau. Tai dabar naujas pavadino ginklų pandemija, ar nesakykime, ar ne? Taip, bet mes jos nepakeisim. Bet toj pandemijų reikia kaip tik ieškoti savo energetikos. Dvigubai, trigubai, 100 kartų daugiau ieškoti, kadangi nueinam į kitą šoną, ar ne? Yra gražu, sakykime, vat kartais, vieno degtuko principas. Va šitą rudenį aš pradėsiu seminarus. Ne? Aš perskaičiau Strelkūno eilėraštį. Keturios eilutės. Ne? Nors viduržemių vėjai dūko, nors vertė lyg lango pusnis, užteko jiems vieno degtuko, kad šviestų jaukus židinys. O čia skurdas mūsų, tai čia vadinasi eilėraštis varguolių baladė. Ne? Skurdas yra gyvenime, dėja jis nemažėja, bet išmokim gyventi skurdu, išmokim gyventi minimaliai, ar ne? Jam užteko vieno degtuko, ar ne? Ieškoti gyvybinės energijos. Ypatingai reikia gyvybinės, kaip to degtuko, ar ne? Ieškoti gyvybinės energijos. Ne? Mintis tai ir yra energija. Visata yra begalinė energija. Ryšys su gamta, visada sako, žmogus turi būti ryšys su gamta. O aš pratęsiu, turi būti žmogus ryšys su gamtos energija. Ir viena iš mano temų, daugiau čia individualių bus kursų tema, alter ego. Alter ego tai vizualizuotas kelias ryšys su gamtos energija. Galime miško vaizdą kokį sukuri, tu mintyse, tu miško ten savo namą ir taip toliau. Kiekvienas turi savo išraišką skaitmeninę, kiekviena mintis turi savo virpesį. Ir generuoti savo mintis,
sujungti jas su alter ego, iš to alter ego energijos gauti jo tą energiją sveikatai, gyvenimui, ar ne, stiprybei, fiziniam ir dvasiniam. Padėti, nėra tokios situacijos, nėra tokios ligos, kur negalėtų padėti pats žmogus. Ne? Ir vat, to rezonanso principas, vat, tas alter ego, tai rezonuoti savo mintis su gamtos energija, su alter ego, tik alter ego yra vizualizuota. Energetinį imtuvą, turėti tą energetinį imtuvą, turėti to stebuklo tikėjimu. Ne? Mane kartais paklausė, kaip, jie žino, kad man gyvenime įvyko tikrai daug stebuklų, nedaug, bet kokie 5. Vienas pagrindinis stebuklas, aš pasakysiu, pagrindinis stebuklas, kuris man lėmė. Ne? Aš vienoje redakcijoje nuėjau, kur pastoviai ateinu tuo metu, tą minutę, kada buvo nepažįstamas žmogus, kuris paskui man lėmė. Ne? Reiškia, su juo pakalbėjom, pabendravom kitą dieną. Jis išėjo į savo kabinetą, jis dirbo tose didžiuosiuose rūmuose, išeina iš to savo kabinetą ir eina, sutinka būrį žmonių, sako, kur jūs eina, sako, einam ieškoti, kas bus žvaigždutės redakcijos kandidatūros svarstyti, ar ne. O tas pajuokavo, sako, aš ten suderinau jau, kad bus Laucius, ne. Suprantat, kur čia stebuklas? Visa seka stebuklų, kad aš sutikau. Nu tai taip jau, bet kad jį sutikau tuo metu, atėjau tą valandą, būtent, ne kitą dieną būtent, bet kad jis išėjo iš kabineto, ten pusę minutės būtų vėliau arba anksčiau jie būtų prasilenkę. Kad jis išėjo ir sutiko juos koridoriuje ir lėmė mano visą gyvenimą. Niekada nebūčiau tapęs, tos nebūtų sekundės, ne? Stebuklas. Ne? Stebuklų dalintis galim, stebuklo energiją generuoti, stebuklų priimkite, ieškokit gerų žmonių, ieškokit, kuriem vyko stebuklų, priminkit savo stebuklą, atstatykit savo mintyse, ar ne? Ir tada jūs prisijungiat jau prie stebuklų tos zonos, prie stebuklų gamtos energijos. Išlaikykite tą, ieškoti. Sveikatai taip pat, ar ne? Sveikatą taip pat. Sujungit savo su alter ego. Jis yra sveikas, energingas, ar ne? Ir imkit iš jo energijos. Jis ir džiaugiasi, visas dangus ir mūsų visa gamta yra mums skirta. Ir visa gamtos energija mums yra duota. Ieškokim to. Susitikim seminaruose, aš manau, daug kur su kuo mes bendrausim. Kol kas galite jūs perskaityti mano svetainę, aš ją atnaujinau svetainę, BB3 žvaigždutės, reiškia mūsų svetainė, BB3 žvaigždutės LT, ryto prabudimo energija, dabar 7 nakties stebuklai, tu ir alter ego, ten ir schemos, ir grafikai, ar ne, ir principai, ir jeigu kas ten neaišku, ne, visada galit man paskambinti. Visada su malonumu atsakysiu, ar ne? Pasveik gyvenimu, ne? O skyrelė kontaktai yra visi kontaktai, kur gali paskambinti ir surasti mane ir bendrauti ir taip. Dar kartą, nėra tokių, kartoju, dar nėra tokių ligų, nėra tokių situacijų, kur negalėtų padėti pats žmogus. Ieškokit, kurkit, būkit nusiteikę. Ne tik tai sėkmei, bet ir patiems stebuklams. Iki pasimatymų. Laimingai.